pergalė. Kaip? Bla. Ne, smagu iš tikrųjų, kad laimėjom. Buvo geras varžybos ir žinojom, kad bus geras varžybos. Iš tikrųjų buvo sunku, bet atradom sėdėti jėgų paskutinę minutę, tiesiog išpėšę darbą. Pirmą kartą dalyvavot šitam Lietuvos derbyje, Žalgiris Lietuvos Rytas, kaip jums iš vidaus šitas visas reikalas? Iš tikrųjų, kaip ir tikėjausi. Žinau, kad bus ir sunku, žinau, kad ir atmosfera bus tikrai gera. Ir kaip pasakyti, laukiu tolimesnių kovų, nes žinau, kad tikrai bus jos labai geros kovos. Pačiam kaip Vilniečiai nebuvo keista vilkint Žalgirio mašinėlius žaisti prieš? Ne, tikrai nebuvo, nes kaip pasakyti, kai žaidite apie tai tikrai negalvoju. Jau dirbi savo darbą ir tiesiog dabar yra Žalgiris. Ką dar reikia tobulinti komandos žaidime iki sezono? Visų pirma, mums trūksta laiko dar, kaip pasakyti, dar tik sezono pradžia. Tiek mes, tiek Rytas, tiek absoliučiai visos komandos Europoje dar, kaip pasakyti, dirba ant viens kito supratimo, ant komandos to susižaidimo. Tai manau, kaip ir visom komandom trūksta to susižaidimo ir gynyboje viens kito supratimo. Bet manau, viskas su laiku turėtų ateiti. Šiandien žaidė taip agresyviai, prieš jūs prasiženginėje varžovai daugybę kartų, kad žurnalistai nediskutavo, nepatirsi traumos tokiose rungtynėse. Žinokit, kaip pasakyti, aš jau nuo mažens tokio stiliaus žaidėjas esu tiesiog. Jeigu matau plyšį, tai einu ir, kaip pasakyti, toks jau sužaidėjas, tikiuosi, kad tų traumų daugiau nebus, bet kaip nebandysiu stiliaus kažkaip keisti ar pasyviau žaisti. Tiesiog žaidžius kaip galiu ir tiek. Krepšininkai šiandien dažnai griuvinėja ant parketo, čia buvo dar tas formas neįgavimas, ar tiesiog grindys buvo labai slidžios? Nežinau, manau, tokio neformo tikrai nesam, kad griuvinėjom ant kojų neišsilaikom, bet kaip, galbūt ten vienas kitas prakaito lašas buvo ant žemės ir netaip koja pastatai ir šiek tiek kampu ir tiesiog slysti. Ar šis turnyras jums buvo svarbus kaip komanda ir labiau tai kaip pasiruošimo rungtynės? Ne, tikrai svarbus, aš manau, dėl to, kad vis tiek yra pirmos oficialios kaip ir varžybos ir labai norisi tą gerą startų pradėti sezoną. Ir tiesiog, kai laimi tokį turnyrą, kai pradėti taip sezoną, iš tikrųjų pradedi geresnės nuotaikos komandai ir toliau norisi kuo smarkiau dirbti ir pratęsti tą žaidimą. Nežinau, ar kolegos klausė, bet pačiam tas titulas naudingiausio labai reikšmingas, ar vis tiek turbūt malonai paspirtis sezono pradžioje, kaip sakyti? Kas be ko malonus tas titulas yra, bet manau, tikrai vienas žaidėjas niekada nelaimės tų varžybų, kaip pasakyti. Aš manau, tiek Dainius, tiek Markus, tiek kiti žaidėjai mūsų komandai žaidė taip pat naudingai ir net naudingiau iš tikrųjų. Tas prizas iš tikrųjų ne tiek yra svarbus, kiek svarbesnis buvo komandos titulas. Šiaip minėjai, kad buvo tam tikri naujakurystės, sakykime, rūpesčiai atvykus į Kauną, ar jau spėjai įsikurti su draugais? Jau viskas įsikūręs, viskas tvarkoje, jau, kaip sakant, pripratau prie savo naujų namų. Tiek. Ačiū.